Labą dieną. Ir vėl. Ir vėl aš čia. Tai va, tai aš esu čia su Titnagu ir Baltija. Jie biškelį čia kelias dienas pagyvena šitoj mažos levadytėse, paskui vėl eis gyventi į pievą. Taip? Taip. Tai va, o šiandienos planelis labai yra aiškus. Tai šiandien aš eisiu jot Baltiją. Va taip, va, aš jos. Ir, kaip sakoma, kaip ir sakiau, biškelį planas kažkada pasiruošti išjodinėjimo varžyboms, tai mes, kaip sakoma, po biškį ir link to treniruosimės. Nes labai abejoju, čia mums rudenį kažkur dar gausis išvažiuoti, žiemą mes irgi nelabai galim, bet pavasarį tai jau tikrai. O kadangi aš niekada nedalyvavus, Baltija niekada nedalyvavus, tai pas mus darbo tikrai ties tuo yra nemažai, nes ten, kaip sakoma, reikia, biškelį vėl kitoks ėjimas negu per kokiam konkūrė. Tai ten labai ir ta estetika, žiūri, kad arklys gražiai lenktųsi ir panašiai. Ir labai raitelio sėdėsena žiūri. Tai va. Tai, o kadangi mes niekada to nedarę esam, tai mums yra nemažai darbo pasimokyti. Tai mes biškelį grįšim į tą, kaip sakoma, basicą, kad sujautrint Baltiją ant kojos, kad labiau reaguotų į kojos, kaip čia pasakyti, komandas. Tai, tai šiandien planas yra padirbėti ant perėjimų. Tai perėjimai yra kaip čia pasakyti, iš stovėsenos į žingsnį, iš žingsnio į ryščią ir atgal, iš ryščios į žingsnį, iš žingsnio į sustojimą. Tai va, tai mes biškelį šiandien pabandysim padirbėti ant basicų, bet kad man būtų aiškiau, tai aš einu, susidėliosiu kugelius, kad biškelį žinočiau, pasidaryčiau savo kaip estafetę, tipo, kur sustot, kur pradėti eiti ir panašiai. Nu, tai va. Tai va, tai kol arkliai dar valgo, aš pasiruošiu aikštę šitiem, kaip sakyti, treniruotėjai mūsų šiandienos, tai įsidėliosiu pirmą kugelius. Va šituos. Prisipirkau iš Temu kugelių. Tai labai faina treniruotėm ir jie dar su skaičiukais. Tai jeigu, pavyzdžiui, kokį konkūrą šok, kokį maršrutą, tai visai nebuvai, galiu pasakyti. Tai jo, tai dabar pirmiausia pasidarysiu, kaip čia pasakyti, kiek čia man, nežinau, pasinaudoti šitos aikštės. Tai okei, aš kažkur ir bandau. Pirmiausia, va čia va gal padėsiu. Nu čia, kad matyčiau tiesiog pati savo. Okei, nu, užteks čia vietos. Ir tada einu kitom pusėn, kad plius minus tiesiai būtų. Tada statau čia kugelį. Tarkim, va čia va, po šituo. Ir čia. Ir dar gal pasidarysim. Bandysim dirbti ant rato. Nu gal panašiai. Tai tarp šitų kūgių tada ar kažkokį perėjimą, kad pasidaryt. Tai va, pabandysim. Kažkaip ten priekį nededu. Viskas okei, bet pasibandysim tada čia nais. Okei. Nu va, tai kažkaip taip. Žiaip žiauriai faina čia, kad mes šitą jau aikštę turim, tai galima, kaip sakoma, nu jau dirbti normaliai. Yra ir tos sienos, kaip sakoma, jau visam ir nereikia kraustytis iš pievos į pievą, nes būna momentų, kad reikia persikraustyti, bet tai būdavo ir tada vėl turi persinešti tą aikštelę, ją ten tvertis.
tada po kokios savaitės ar 2 vėl reikia persikraustyti. Nu, žodžiu, labai daug klapato. Tai dabar labai smagu, kad mes čia taip, kaip sakoma, turim šitą aikštelę. Ir aišku, kai palyja, irgi smagu. Galima jot, nes neslidu. O jau pievoje būtų slidoka kažką daryti rimčiau. Tai jo, tai kažkaip taip. Tai va, vieni kugeliai, subyti, da kiti kugeliai ir dar vieni kugeliai. Tai jo, einu aš pabiškį ruoštis, nu, tiksliau, einu dar košės padarysiu arkliam, kol dar jie valgo pusryčius ir reiks vestis Baltiją ir eit balnotis. Jo, ir kągi mano šitie arkliai valgo, tai, oi, čia, kaip sakoma, mes slepiam saldainius nuo katės. Nes jeigu paliekam ant stalo, va tenai, jinai ateina ir viską suvalgo. Tai dabar pradėjom slėpti čia. Bet nesmė, judam. Tai Baltijai aš visą laiką duodu kaušeką avižų. Taip, va. Aš pasakojau praeitą kartą, ką jie valgo, bet dabar parodysiu. Ir biški liucernos granulių. Nedaug, bet biški dėl skonio, kaip sakom. Ir tada titnagui. Tai titnagui dedu pilna beveik. Nu, tai čia toks popilnis. Pilna liucernos. Biški avižų. Nedaug, čia jam dėl skonio. Ir tada dar titnagui. Bandysiu palaikyti. Čia yra, kaip čia, cukriniai runkeliai, brokoliai, cukriniai runkeliai čia man šiaip. Irgi granulės. Tai va, pusė kaušeko. Ir tada pereinam prie prieskonių. Tai dar nusipirkau česnako granulių. Alaus mėlių nebeturiu, reiks nusipirkti. Ir tada dar Devil's Claw įdedu. Tai neatidarysiu, išmesiu viską. Ai va, pavyko. Gerai, tai titnagui vieną kaušelį. Tada Baltijai biški tik tai. Ir tada šitas česnakas dar. Ir tada dar česnakas. Tai po vieną kaušelį česnako. Va čia nais. Baltijai ir titnagui. Ir tada viską vandeniu. Pasirašiau vandens, tai viską užpilsiu vandeniu. Nu, va, titnagą parvedžiau namo jau. Dabar einu, pagriebiu Baltiją. Eik, baltukai. Va, jau tau titnagas rėkauja. Taip. Atsidarome viską. Jo. Suruošus, eisim dirbti, taip. Jo, tai dabar biškelį bandau kuo greičiau nusišukuot Baltijai. Žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Ir bandysim šiandien truputėlį, kaip ir sakiau, dirbti ant perėjimų. Nes viskas yra gerai, nu jinai raginasi, arklys sukasi, stoja ir panašiai. Bet jojant išjodinėjimą, nu labai žiūri tą tavo, kaip čia pasakyti, visą sėdėsiną, kaip tu ragini tą arklį. Tai reikia labai, kad arklys būtų jautrus ant blauzdų, kad tau nereikėtų ten tų kulnų labai kilnuoti ir panašiai. Nu tai va, tai mes, patinka Baltijai niešti dabar jau visur. Dabar jau po darbo prakaituoja nemažai, dar ir šeriasi dabar. Tai tada, kai visur šukuoja, tai dabar niešti visur jiem. Šiaip smagu, aišku. Tada juos būtų ar nuskust, ar kad būtų galima praust, bet kaip sakoma, mes neskutam arklių. Esu kažkada skutus Baltijai priekį. Nu, tas pagrindinės vietas, kur daugiausia prakaituoja ir kurios ilgiausiai užtrunka, kad nudžiūtų. Tai aiškiai yra va šita va visa vieta.
ir tada šonai. Vienoj pusėj ir kitoj pusėj. Tai esu kažkada taip skutus, bet tada vėl kita problema. Reikalingos yra gūnios. Kad vilkt reikia tada labai žiūrėti arklį, žiūrėti temperatūrą žiemą, kad nesušaltų ir panašiai. O mes, kadangi mėgstam, kuo ilgiau, kaip sakoma, laikyti tuos arklius lauke, kad jie ir grūdintųsi, ir šiaip mažiau yra tada darbo, gardų valymo ir panašiai. Ir arkliam yra gerai būti kuo daugiau lauke. Balti. Tai tada biškelį ne kažką tas skutimas gaunasi, galiu pasakyti. Tada turi dėti gūnės ir panašiai. Tai aš irgi stengiuosi. Noriu, kad jie, kaip sakoma, kad patys kuo labiau būtų užsigrūdinę. Ir plius, čia tokia, kaip pasakyti, tokia veislė, jie tokie meškiukai. Tai jų, kaip sakoma, jie gali puikiai labai gerai išgyventi įvairiom sąlygom ir be tų rūbų. Nes jie užsiaugina tą povilnę vadinamą. Ir tada, kaip sakoma, kai sninga, tai tada gaunasi, kad tas sniegas realiai ant paviršiaus to kailio, o viduj ten viskas būna saus. Žodžiu, taip, tau labai gera. Jo, tai dabar aš dirbu Baltijos kasytoje. Labai dabar ilgai užtrunka, kol išdžiūna. Tai, dedu jau ir gūnę, kad greičiau džiūtų ir neperpūstų, aišku, bet vis tiek labai ilgai, dar užpakalį duosi man, labai ilgai vis tiek džiūna. Tai nieko, reikia ilgiau arklidėj pabūt. Tada tuo metu. Tai jo, o vakar dar Baltija išbandė, kaip čia pasakyti, kaip terapiją, masažą tokį raumenim atpalaiduojantį su aparatu. Tai keistoka, jei matęs, kad biškelį buvo iš pradžių, bet paskui kaip ir nieko, vienu momentu kaip ir atrodė, kad jau atsipalaiduoja, bet tada vėl lyg atsikelia, bet man kaip ir sakė, kad tiesiog po kokio antram kartui jau jie labiau, kaip čia pasakyti, labiau supranta, kas čia yra per dalykas ir gal labiau tada atsipalaiduoja. Nes šiaip tai patinka jam visi šitie reikalai tokie, masažai, ypač Baltija, kai jinai daugiau dirba, tai jai labai reikia. Taip. Žiūrėsi, bet šiemet mes kažkaip praleidom osteopatės, nes šiaip kiekvienais metais atvažiuoja pas mus osteopatės patikrint arklių tą fizinę būklę, sveikatą. Gal kažkur ar raumenys kokie įsitempia, tai tada jos atpalaiduoja. Gal kažkas atsitikę kažkur yra kūne. Žodžiu, tai tada jos, kaip sakoma, pajaučia visą tą dalyką ir duoda ar patarimų, kaip tvarkytis. Gal kažkaip atrodo, gali atrasti ir tokių dalykų, kad pavyzdžiui, kad jau net nebetinkamas net arklys yra jojimui. Tai ačiū Dievui, pas mane jie buvo abu tikrinti praeitais metais. Tai pas Baltiją yra tas silpnesnis kryžkaulis va šitą vietą. Bet tiesiog galima toliau ją jot, viskas ok, bet tiesiog reikia daryti pratimus, kad stiprint tas vietas. O titnagas irgi kaip ir sveikas, tik tai jam ten su galiniam biški kojom kaip ir sąnariai, nes jisai, jis neišlubuoja, nei jam skauda, nei ką, bet tiesiog gal šitų, dabar dėl to ir duodam visokių šitų papildų, kaip Devil's Claw, tai jie yra sąnariams, kaip čia pasakyti, nes tiesiog jeigu silpnesni jau sąnariai, jisai yra amžiai ir jisai yra atidirbęs reproduktorium, tai jo, kaip sakoma, galinės kojos daug krūvio matė. Tai tiesiog yra variantų, kur
Kaip sakoma, nėra jie sveiki arkliai, nes nei vieno sveiko arklio nėra, kaip ir sakė pačios osteopatės. Tai tiesiog kiekvienas turi kažkokią savo mažą tą problemėlę ir ją kažkaip bandai arba išspręsti, arba kažkaip bent jau padėti tam arkliui. Tai va, su kažkokiais papildais, supratimais ir panašiai. Tai va. Papasakau dar čia nais. Taip, ne į temą gal, bet kol va nusišukuosim Baltiją. Pabizdėjai Baltiją. Smirdalas. Na va, tai dabar pasibalnoju Baltiją. Šiandien mėlynas pobalvis. Pas mus. Prie mano liemenės tiks visai. Taip, ir balnas. Ja, biškį reikia pasilginti kilpas. Žiobauji mažutę. 2, 3, 4, 5. Ok. Pasilginu kilpas savo. Kojų ilgio pasidarau. Tai. Keliauju į kitą pusę. Čia irgi pasidarau savo ilgio. Kilpas 1, 2, 3, 4, 5. Puikiai. Ir susitvarkome. Ai, ir dar uždėsiu kaliošus. Biškį. Jie dalina šitais kaliošais su titnagu. Ups. Nes jų kojos abiejų tokios didžiulės. Nu, aišku, jau ir kanopos nemažos ir šitas. Ir šiaip koja tokia storulė jų. Jie, kadangi abu žemaičiai, tai tokiam storom kojom reikėtų didesnių kaliošų. Ir viena vis tą mėgit mažutė mano. Mėgiu, gal. Tai įsimdirbti. Gerai. Aš nudėtis šalmą, dėtis batus, atsinešiu kamanas, uždėsiu Baltijai kamanas ir mes susitiksim jau aikštelėje. Susitvarkom koją. Gerai, einu priekį. Tai va, ir mes, kaip ir sakiau, biškį susitvarkau čia dar pavadį Baltijos. Kaip ir sakiau, kadangi mums reikia pajautrinti Baltiją, tai reikia padirbėti ant perėjimų. Tai mes šiandien taip ir padarysim. Einam. Tai va, susidėliojau kūgius čia ir ten. Tai bandyti tiesiog raginti arklį iš blauzdų. Gal kažkiek kulną galiu pridėti, nes, kaip čia pasakyti, biškį persimokyti reikia. Bet po biškį. Tai dabar bandom. Tarkim, čia sustoju. Reikia pasiimti pavadžio. Iš kūno irgi stengtis reikia stabdyti. Pasiraginu. Dabar užnyžai. Pasiraginu į priekį. Irgi stengiuosi sukti. Čia sustoju. Irgi. Bet ir prastai, kad, kaip pasakyti, Baltija būna kartais sustoja kreivai. Ne kai eina tiesiai ir turėtų sustoti. Jinai eina kreivai. Ir stengiuosi sustabdyti tiesiai, kur ėjau. Vašti. Bandom dar.
Irgi pačiai sėdėti tiesiai reikia. Tau sunku. Pereinu į sustojimą. Įsėdu. Aš dar pati. Va. Gerai, einam. Pasiraginu. Ir sustoju. Va, jau neblogai. Dar irgi pasiraginti reikia iš kojos. Aš pripratus irgi garsiniam komandom. Tai reikia. Sustojam. Stovim. Aha, ir turi stovėti tol, kol aš neparaginsiu. Gerai. Dar vieną ratą pasidarom į šitą pusę, tada apsikeisim. Ir į kitą pusę pabandysim. Aš įsėdu atgal. Įsėdu atgal. Gerai. Pasiraginam. Sustabdau tiesiai. Čia taip. Einam. Stojam. O, gerai. Visai neblogai. Ir dabar bandysim tą patį. Tiesiog pasikelsiu ir iš čia. Jau va. Arklys sako varom. Pasikelsiu ir iš čia ir tiesiog pabandysiu pasidaryti perėjimus. Tai į žingsnį. Tai perėjimai į žingsnį. Tarkim, pradėsiu riščiuoti nuo ten, pariščiuoju, ten pereinu į žingsnį, čia paeinu, čia riščiuoju, ten pereinu į žingsnį, žingsniuoju, pariščiuoju, nu žodžiu, kažkaip taip pabandysiu. Tai gerai, dabar aš ją praleidau, nu bet nieko. Va, Baltija jau sako varom. Bet nieko tokio. Tai gerai, pradėsiu riščiuoti nuo va ten, nuo tų kūgių ir tada ten centre pereisiu į žingsnį. Iš čia. Pereinu į žingsnį. Va, kaip ilgai užtrunka. Ir jinai dar vis nepereina. Vis dar nepereina į žingsnį. Gerai, pabandysim per naują. Bandom per naują, riščiuoju. Pereinu į žingsnį. Va, jau neblogai, čia žingsniuoju. Žingsniuoju. Čia ir iš čia. Ir čia pereinu į žingsnį. Aha, vis dar riščiuoju. Čia turėjau visą žingsniuoti, vėl riščiuoju. Čia pereinu į žingsnį. Tada šitą visą tarpą žingsniuoju. Stengiuosi išlaikyti švelnią ranką. Ne visą laiką gaunasi, aišku, bet vėl pasiraginu. Pereinu į žingsnį. Va, jau neblogai. Biškį reikia laiko, kad priprastų. Viskas čia normalu. Ir pradedu vėl riščiuoti. Pereinu į žingsnį. Gerai. Biškelį. Aš kartais, kai stabdau, mano rankos į klyną bandai. Negerai. Riščiuoju.
Pavyzdžiui, jeigu nepasiraginu, tai tada pridedu stekutį ir vėl pereinu žingsnį. Šitai. Žinau, kad tie tarpai yra trumpi, pavyzdžiui, ryščios žingsnio, bet tas ir yra su tais perėjimais, kad reikia stengtis kuo dažniau juos daryti, tai tada biškelį arkliui būna aiškiau. Raginu. Pereinu į žingsnį. Šitai. Kuo daugiau perėjimų, tai tada arklys pasidaro jautresnis tiem visiems paraginimam, kojos paspaudimam. Pereinu į žingsnį. Žingsniuoju, iščiuoju. Vėl pereinu į žingsnį. Čia sustojam. Tiesiai sustojam. Einam. Irgi sustojam. Reikia, kad jinai sustotų pati. Gerai. Tada einam. Ir vėl bandom sustoti. Neblogai. Ir irgi stengiuosi išlaikyti tokią biškį judresnį žingsnį. Įsėdu į balną. Pavadžiai. Gerai. Reikia daugiau kojos, kad išsilenktų. Labai daug kojos jai reikia. Tai dėl to ir norim pasijautrint, kad gerai. Einam, pasiraginu. Vėl sustoju. Tai va, pabandysim dabar į šitą pusę. Čia žingsniuoju. Ir tarp kūgių vėl kelsiuosi į ryščią. Iščiuojam. Pereinu į žingsnį. Gerai. Vėl einu. Keliu į ryščią. Iščiuoju didelį ratą, duodu daugiau vidinės kojos. Pereinu į žingsnį. Žingsniuoju. Tarp kūgių vėl iščiuoju, pasiraginu, stekučiu dar, jeigu pridedu, jeigu reikia. Vėl pereinu. Jau neblogai, daug viskas lengviau. Duodu kojos žingsnį. Šitaip neblogai. Ir tarp kūgių aš vėl keliu į ryščią. Pereinu į žingsnį. Mano tas irgi pačios tokie perėjimai. Pačiai dar sunku gražiai įsėsti. Ir čia vėl ryščiuoju. Pereinu. Neblogai. Ir pradedu vėl ryšiuoti, pridedu stekučią, jeigu pamiršta, kad jeigu paveiku daugiau kojų. Vėl pereinu. Neblogai. Čia turiu išsukti gražiai irgi posūkį bandau. Duodu daugiau kojos vidinės. Dar daugiau vidinės kojos. Neblogai. Ir vėl tarp kūgių keliuosi į ryščią. Čia pereinu. Neblogai.
Einu, keliuosi ir iš čia. Pereinu. Jau neblogai. Ščiuoju. Vėl pereinu. Nu, ir kadangi padariau po kelis ganėtinai neblogus ratus šitą pratimą, tai dabar duodu pavadį, tegu jinai atsipalaiduoja. Aš suviniojau Baltiją jau į gūnę. Taip, nes jau gan vėsok, nu kaip ir vėsoka, bet kad neperpūstų, tai uždėjau kaklą ir šitą gūnę nuo prakaito, prakaitinę gūnę. Tai va, tai Baltiją sutvarkiau. Atnešiu, dabar jinai dar renka šešieną, atnešiu šito košės, taip, taip, ir tau košės reikės, taip, Titanai, reikės ir tau, taip, tu atnešiu. Tai va, aš irgi jau persivilkau, kaip čia persivilkau, šalmą nusiėmiau ir batus persimau. Tai einu, atnešu arkliam košę ir lauksiu, kada išdžius Baltija. O išdžius dar labai negreitai. Tai va, tai aš, kaip sakoma, einu dar prisigalvosiu kokių darbų. Ir, nu tai reikia pašert, reikia išvalyti ganyklą. Va, ir darbas. Tai einu, aš, kaip sakoma, laukti ir daryti kitus darbus. Ačiū, kad buvot kartu su manim. Tikiuosi, kaip sakoma, akių neišdeginau su savo jojimu. Ir susitiksim kitą video. Iki.